kai apmokėsit, aktyvuosit ir gausit iš serveriams.lt ten 2 ar tai 3 laiškus. Reiks apmokėti, aktyvuoti, o tada užėjti HTTP, ten yra nuoroda kažkuriam laiške, klientams iv.lt indeks. Prisijungimo vardas bus puslapio pavadinimas, slaptažodį serveriai bus sugeneravę patys, tai jį tiesiog jums reiks jį įvesti. Tai prisijungiam. Čia galite pasižiūrėti paslaugas savo turimas. Tada čia irgi paslaugos, sąskaitos, į pradžią. Kokios informacijos reikia šitam puslapį? Paslaugos ant domeno. Kad toliau dirbti su puslapiu, reikia daryti taip. Paslaugas, užeinam į paslaugas, paspaudžiam ant domeno. Yra serveris. Serveris yra ta vieta, kur yra jūsų puslapis. Spaudžiam ant serverio. Čia yra ta informacija, kuria bus reikalinga, kad prisijungti prie vietos, kurioje įmanoma daryti pakeitimus. Valdymo pultas. Taip. Valdymo pultas. Taip, aš jau prisijungęs. Atsijungti. Tarkim, paspaudžiat valdymo pultas. Iškrenta toksai langiukas. Naudotojas. Taip. Tada taip. Pasispaudžiat rodyti, parodo slaptažodį, įvedat slaptažodį, prisijungiat. Atsirandat valdymo pulte. Pačio šito puslapio klientams jums reikia tik apmokėti sąskaitas, kažkokius pakeitimus daryti, o patį visą puslapį kursim per būtent šitą eilutę. Tai būtų kufija.serveriai.lt. Kufija.serveriai.lt.